Sukūrė animacijas objektams, žodžiu, kai turim sprite sheetą ir jį suskaldom padarę multiple vietoj single. Žodžiu, ką mes gaunam? Mes gaunam, kad animacija prasideda nuo nulio, praeina ir vėl pradeda nuo nulio. Štai kaip šitie 3 akmenys čia. Bet kartais mes norėtume, kad jinai prasidėtų, praeitų iki pabaigos ir tada pradėtų iš pabaigos vėl į pradžią grįžtų. Žodžiu, kad nebūtų tokio stipraus kato akivaizdaus. Tai ką mes galim daryti? Tarkim, aš čia turiu objektą N ir jo animacija kažkur yra čia. Štai N animacija. Ir animacijos kontroleris yra, nežinau, tiksliai taip vadinasi šitas daiktas, bet kurgi, turbūt šitas N. Jo, turiu šitą, nežinau kaip čia vadinasi, šitą animaciją. Ir jos greitis yra 1. Ką aš padarysiu, aš sukursiu naują animaciją, naują state būseną. Ir N pasirenku tą patį failiuką, kalama čia turbūt bus, Tik tai padarau -1, žodžiu, neigiamas greitis į priešingą pusę. Atgal. Ir tada padarau perėjimą iš čia, make transition į čia, iš čia, make transition į čia. Aišku, galėčiau pažaisti su transitionais, bet dabar nežaisiu ir pažiūrim, kas gavosi. Žodžiu, vienas iš akmenų bus pasikeitęs. Štai šitas viršutinis, pastebit, animacija juda pirmin ir tada nuo galo į pradžią. Priešingai negu kiti 2 akmenys, kurie nuo nulio iki praeina visą animaciją ir vėl pradeda nuo nulio. Tai žodžiu, kartais smulkmena, menkai matosi, o kartais gal ir svarbus dalykas pabandymui. Kągi, labai nuobodu turėti tik tai tuščią vaizdą su šitom platformom, pavadysim padaryti krentančius lapus. Tai ką aš dabar pažiūrėsiu naują daiktą, yra particle, nežinau kaip vadinasi, particle generator, particle system. Žodžiu, daiktas, kuriantis dalelytės particlesus. Tai ką mes čia turim daug nustatymų, aš pasidedu maždaug kaip čia judės. Dabar šitas, iš kur jie atsiranda, yra prie shape ir čia galima pasirinkti kažkokių kitokių variantų, pakeisti tą angle reikšmę ir pasižaisti, kaip tai veikia. Kas čia dar, man gal čia labai daug, užteks mažiau tų lapų krentančių. Užteks 2D fizikos, čia nesvarbu. Ir žodžiu, ką mes norim toliau padaryti, mes norim surasti kažką pavadinimu particle renderer ar renderis. Atsidarom jį ir norim sukurti medžiagą, kurią naudosim šitiem particlesam, šitiem dalykam. Tai žodžiu, dešinis mygtukas, create ir material. Material aš užrašysiu lapas 1, L1. Aš turiu turbūt 0, L0. Vėl nežinau, kaip aš čia pradėjau vadinti, sugadinau savo pavadinimus. Gerai, čia yra medžiaga L0. Ir jai albedo yra spalva, ką kitose programose turėtumėt color ar diffuse color, tai albedo irgi vienas iš tų terminų. Ir arba spalvą parenku, arba taškelis kažkokį failą. Ir čia be nulio turiu, tai reikėjo vadinti 1 lapas. Ir žodžiu, pasiimu pirmą lapą. Šitos medžiagos tekstūra bus šitas paveiksliukas. Taip, turim šitą. Dabar grįžtu į savo dalelytes ir užmetu ant dalelyčių savo šitą L0 medžiagą. Ir matot, ar užsidėjo? Ne ten užmetinėjau, turbūt reikėjo čia uždėti. Ir turim, žodžiu, tokį daiktą. Tai ką čia dar galim pakeisti? Visų pirma, aš grįžtu į savo medžiagą ir čia turiu opaque, turbūt tarėsi. Žodžiu, galiu pasirinkti cutout, fade, keletas skirtingų pasirinkimų, kaip atrodo permatomumas mūsų lapų. Tai aš pasirinksiu turbūt cutouto, taip spėju. Turbūt cutoutas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, grįžtu į savo particle system ir matot ant kiekvieno to particleso visi 5 paveiksliukai nupiešti. O aš norėčiau, kad tik vienas būtų, tada antras, tada trečias ir taip toliau. Tai susirasiu kažką pavadinimu,
Palapim, kodėl lėčiau judėtų kažkokiu būdu. Duration. Tu gerai greitai sumažint. Emission gal bus. Ne. Na, dabar nesigilinsim. Sustabdau. Gerai. Tai ką mes čia turim? Turim renderį ir čia šitą medžiagą, bet mes ieškom texture sheet animation. Surandu texture sheet animation ir matau, kad šitoje tekstūroje aš turiu 2 stulpelius, 3 eilutes. Tai X turbūt yra X, Y. X turbūt 2 turėtų būti ir Y 3. Jeigu atvirkščiai padarysiu, matom neteisingai, tai žodžiu 2 ir 3 mano atveju. Ir dabar jeigu paleidžiu, pastebit, jie papiški keičiasi. Ta kitimo greitį, cycles turbūt galėtume tai padaryti. Taip, nu ir pakoreguojam tos lapelius, kad gal man jau dar mažiau čia reiktų. Angle, shape, radius. Kur tas skaičius? Rate over time, užteks man 5 gal lapų. Ar dar mažiau? Duration. Max particles. Dar labai sumažinu, žodžiu, palėtinsiu, padarysiu kopiją šito lapo, naują medžiagą su 2 lapu, 3 lapu, 4 lapu ir skirtingus šituos particle generatorius, kaip jie ten vadinasi, particle sistemas galima taip daryti. Nežinau, ar galima į vieną įdėti visus reiškiasi, skirtingus šitos, neliktai nepanašu, viena medžiaga. Ir ką, turiu daug skirtingų lapų skraidančių. Žodžiu, tos particle sistemos padėjau vieną toliau, kitą arčiau, dėl to lapai ateina tai vienu metu, tai kitu metu. Čia yra 6 tos, 7 sistemos ir turbūt tikiuosi, kad 7 skirtingi lapai su 7 skirtingom animacijom. Žodžiu, biški pagyvinam mūsų sceną. Ir dar vienas dalykas, ką pamiršau paminėti, tai žodžiu, dabar kai aš turiu šitą žaidėją ir jisai juda, mūsų dalelyčių sistemos, tie lapai krentantis, jie liktų vienoj vietoj. Bet aš padariau, kad jie nebūtų vienoj vietoj ir, žodžiu, jie slenka kartu su mūsų žaidėju. Tai iš tikrųjų jie slenka ne su žaidėju, o prie kameros. Tiesiog pažymėjau visus tos particlesus ir įtempiau į kamerą. Žodžiu, jie dabar yra hierarchijų su kamera, juda ir dalelyčių sistemos juda tolyn į dešinę, žodžiu, kaip čia, prie kameros jos prikabintos. Ir norint dabar jau išsaugoti žaidimą, taip sakant, tai neišsaugoti, o paruošti kaip žaidžiamą versiją, tai mes eisim į File, Build Settings. Ir dabar jeigu darysim internetui, tai padarysim Switch Platforms, dabar įjungta Windows'ams, matot šitas ženkliukas. Ir čia bus Build and Run arba tiesiog Build. Jeigu padarysim Build, tai teks uploadinti serverį, kad viskas veiktų. Jeigu Build and Run, tai tada Unity paleis savo kažkokį virtualų serverį ir turėtų viskas veikti. Aš dabar padaręs PC, nurodęs folderį, spaudžiu Build and Run. Pamiršau nurodyti folderį, iš naujo nurodau folderį. Kol pavadinsiu. Ir laukiu. Ir štai turiu vietinį buildą padaręs, žodžiu, atidarau folderį ir turiu paleidimą, švarus duda.exe ir visus failus, kurie reikalingi čia žaisti. Atkreipiu dėmesį, kad pas mane scena 0 buvo šita defaultinė, ne mano sukurta, tai nuo to ir pradės. Kur aš esu, paleidžiu žaidimą. Ir išeinu žaidimo spaudimas Alt F4, kaip ir senuose kompiuteriuose būdavo. Kad būtų netaip nuobodu čia vaikščiot, padariau tokį animaciją, balandis. Ir jisai priejus žaidėjų čia, prilietus šitą balandį,
kitaip tariant, kai box collideris yra triggerinamas, tada tas balandis atsiranda. Ir atsiranda jisai su set color. Tai tik tai čia aš uždėjau dvi script mašinas, tai vienas iš jų atrodo taip, on trigger enter 2D, reiškia, kaip playeris. Tiksliau, kai kažkas ateina čia, šitą triggerį paliečia, tada tikrinam, kas atėjo, tikrinam, kad jo tagas yra playeris, tai jeigu tai yra playeris, tada dirbam toliau ir kas yra toliau, šito objekto spalvą pakeičiam į padarau matomą. Originaliai šitas objektas yra nematomas čia spalvoje, tiesiog alfa padariau 0, o šitas skriptas įjungia, žodžiu, pakeičia šitą reikšmę į pilną. Bet uždėjau ir antrą script mašiną, štai čia, vadinasi balandis išnyksta, edit graph, ir čia yra on trigger exit, žodžiu, kai mūsų playeris palieka šitą teritoriją, va šitą žalią dėžutę, vėl tikrinam, kas palieka tą dėžutę, playeris, ką tada darau, vėl pakeičiu spalvą į permatomą. Ir pažiūrim, kaip tai atrodo. Dabar, aišku, rodydamas, nepavyks man nueiti kitam, tikiuosi. Žodžiu, išlenda balandis ir visą laiką ta animacija groja. Nu, aišku, gal reiktų tik vieną kartą padaryti, kad grotų, nežinau. Bet, žodžiu, dabar aš išeinu iš teritorijos ir matot, mūsų šitas balandis dingo. Pamiršau čia uždėti, kad būtų galima lipti ant šito akmens. Yra keletas puslapių, kurie mums gali padėti su garsu. Tai rasit lietuvišką teksto generatorių, žodžiu, ar šitą, ar kitą, daug čia visokių yra. Galite išbandyti ir yra puslapiai panašus kaip Sound Bible, bet vėl galite kažkokius kitus susirasti. Ir čia visokių gali būti garsų, pavyzdžiui, va ring parašau ir turim pavyzdžius kažkokius. Play paspaudi pagroja, atkreipi dėmesį, čia yra licenzija Attribution 3, tai reiškia, kad reiktų paskaityti pavadyti tą licenzijos tipą, bet Attribution reiks, kad teks paminėti autorių. O jeigu turim garsą iš Open Domain, čia šiuo atveju nematau, Public Domain Open, tada jūs jau galite visiškai, ką nori daryti su to garsu be jokių apribojimų. Nu ir čia pasirinkus garsą, galite atsisiųsti MP3 arba WAV. Ir tada, tarkim, pačiam žaidime mes turim tokius dalykus, kaip, kurgi čia buvo, ar prie kameros, ne. Kamera turi audio listener, tai yra, reiškia, visam pasaulyje levelį yra daug garso šaltinių ir juos girdi audio listener ir jau perduoda mums į kolonėlės ar ausinės. Bet pats garsas yra skleidžiamas. Taip, prie Game Controllerio randam bendrą garsą, audio source, čia muzika įdėta. Aš asmeniškai įsidėjau šitą vėją, nes turiu tuos lapus judančius ir labai nusibosta ta muzika. Kita vertus mes galim garsą įsidėti ir ant konkrečių objektų. Tai čia aš turiu ant, ko aš čia, ne čia priešas turiu, tai va čia uždėsim garsą. Tai čia, žodžiu, kitas dalykas, ką norėjau parodyti, kad mes galim naudoti klaviatūros inputą, kažkokį paspaudį mygtuką, kad kažkas atsitiktų. Tai čia aš tiesiog užrašiau hit E, žodžiu, paspausk E raidę ir mes padarysim, kad veiktų šitas daiktas. Kad, žodžiu, paspaudus E raidę kažkas atsitiktų, šiuo atveju aš padarysiu, kad tiesiog šitas akmuo, ant kurio stovim, taptų raudonas. Tai čia aš prisiminsiu objekto pavadinimą ir gal tiesiog lengviau bus tai padaryti ant paties akmens. Tai žodžiu, aš čia susirandu patį akmenį. Čia uždėjau garsą, dabar akmuo jau raudonas, bet nepamiršau jį išjungti. Čia paprastai, kai tik įdedi, būna play on awake, aš šito išjungiu šitą. Nu ir ką, pabandžiau aš padaryti dabar tokį variantą, kad ne tik, kad personažų atėjus ant akmens, jis tampa raudonu. Šiuo atveju padariau, kad personažas privalėtų, žodžiu, jūs privalėtumėt kaip žaidėjas kažkaip tai aktyvuoti patys. Tai čia mano tekstas yra paspausk E, angliškai prašiau. Žodžiu, paspaudžiu priejus ant šito akmens, on trigger, patikrinam, kad atėjo žaidėjas ir paleidžiu du dalykus. Tai vienas įjungiu spalvą, kad matytųsi šitas tekstas ir paleidžiu garsu, kad spausk E raidę. Antras dalykas, padariau čia tokį šiek tiek jau sudėtingesnį dalyką.
Kas čia vyksta, pabandysim praeiti trumpai. Tai žodžiu, pirmas dalykas, aš turiu dvi sąlygas. Žodžiu, ką aš noriu padaryti? Aš noriu, kad tik tai užlipus ant akmens veiktų klaviatūros paspaudimas. Šiuo atveju klaviatūros paspaudimas čia, jeigu paspausiu E raidę, atsitiks tokie dalykai, kaip objektas pasidarys raudonas, pagros tam tikrą garsą ir po to paaiškinsiu, kas čia vyksta. Žodžiu, bet jeigu aš niekaip nenurodau, kur tas E raidė veikia, žodžiu, kur aš bebūčiau kambarį šitoje scenoje, paspaudžiu E raidę ir šitas skriptas suveiktų. Tai aš noriu kažkaip jį apribot, kad jis veiktų tik tai, kai esu ant akmens. Kaip tai padaryti? Tai vėl, aš nebejoju, kad jūs sugalvosit kokį nors geresnį metodą, čia mano tikrai nėra geras metodas, bet, kol kas jis veikia, atrodo. Tai žodžiu, ką aš darau? Čia aš pradedu taip. Kai aš įeinu į šitą teritoriją, į šitą Box Colliderį, ar kaip iš čia vadinasi, Box Collider 2D, patikrinu, ar tai yra žaidėjas, kuris įėjo. Žodžiu, tagas yra playeris. Jeigu taip, tada aš užduosiu kintamajam reikšmę. Žodžiu, čia aš susikuriu kintamuosius. Čia galiu susikurti kintamąjį ir rašau vardą ir spaudžiu pliusą. Kintamąjį skirta tik tai, kuris veiktų šitoj grafoj, nežinau, šitam naudų makaronų sistemoje, vienam objekte, tai šiuo atveju akmenyje gali būti keletas tų tokių skriptų šitų naudų, visoj scenoje. Ir matote, aš naudoju visoj scenoje. Tai sukūriau, žodžiu, kintamąjį pavadinimu akmuo. Ir jo tipas yra boolean. Tai jis gali tik dvi reikšmes turėti. Teigiamas arba neigiamas, kaip čia. Taip arba ne, turbūt taip reiktų sakyti. Ir ką aš čia darau? Tai žodžiu, aš noriu nurodyti reikšmę, nurodyti kintamąją ir kaip aš jį nurodau, žodžiu, va, get, gaunu šitą, o tiesą sakant, čia du. Gal net nereikėjo dviejų žingsnių, gal aš čia duplikuoju be reikalo šitos du set, nežinau, bet žodžiu veikia ir taip. Tai žodžiu, ir aš jam kokį parametrą, kuo aš pakeičiu šitą akmuo, boolean reikšmę neįjungtas. Ir čia, kad būtų smagiau, pasidariau, kad konsoliai rodytų, kai paleidi, kai įlipi į tą teritoriją, jis išmeta čia pranešimą. Tai čia šita dalis, žodžiu, yra nesvarbi, čia testavimuisi. Tai būtų įdomu, tiesąkant, šitą išmest ir pažiūrėti, ar viskas veiktų. Tik tai praleidžiant šitą naudą ir šitą. Turėtų turbūt veikti. Nežinau. Tai žodžiu, šito visų reikšmių, kai šito visų reiškiasi tarpu, aš ką padarau, kad kaip personažas įeina į mano šitą teritoriją, mano boolean reikšmė yra, neįjungta. O kai jis išeina iš teritorijos, boolean reikšmė yra įjungta. Žodžiu, kintamojo reikšmė pasikeičia. Viskas čia lygiai tas pats. Vėl, galbūt, kaip sakiau, čia gal šitų dviejų gal ir nereikia. Viskas tas pats, tą patį kintamąjį keičiu, tik čia šiuo atveju reikšmė yra įjungta. Tai žodžiu, aš turiu tokias dvi situacijas. Arba šita reikšmė kintamojo akmuo yra įjungtas arba išjungtas. Priklausomai to, ar jis yra šitoj teritorijoje Box Collider 2D. Žodžiu, ar jis stovi ant akmens. Ir jeigu taip, tada aš darau on keyboard input event, spaudžiu E raidę, nežinau, E raidė paprastai būna toks susitarimas, kad, žodžiu, aktyvuoti kažką. Aišku, jūs galite kažką kitą turėti. Ir žodžiu, jeigu tas akmuo, čia vat negate, aš net nežinau, ką reiškia lietuviškai, paneigti reikšmę, turiu būti tai priešingą, turiu nuo esamos. Ir tada, jeigu sutampa šitas dalykas, tada aš darau sequence ir tris veiksmus atlieku. Pirmas veiksmas, nudažau akmenį raudonai. Antras veiksmas, paleidžiu garsą, play, čia va audio source, šitas tiesiog play. Ir trečias, paskutinis svarbus dalykas, kadangi aš noriu, kad būtų 3 skirtingi akmenys, ar galbūt 8 ar 12, tarkim, jūsų užduotis yra nudažyti 10 akmenų raudonai. Mano atveju aš 3 padariau. Žodžiu, aš noriu, kad kažkokiu būdu skaičiuoti, kad pirmas akmuo, antras, trečias, kad galėčiau kažką padaryti iš to. Tai aš duosiu dar vieną kintamąjį akmenų skaičius, taip vadinasi, set variable, ir aš paimu tą kintamąjį, kurį čia kažkur va, akmenų skaičius, ir čia dabar jau aš turiu jo tipą ne kaip boolean, o kaip integer. Kas tas integer, tai turbūt čia kažkokie realieji skaičiai ir vėl nežino, žodžiu, normalų skaičiai 1, 2, 5, 6, 12,
turbūt -2 irgi yra toks skaičius, 0, o 1,2 jau reikėtų naudoti float, ar floating, ar kažkaip float. Žodžiu, čia kas matematikai išmano, tai supras, apie ką kalbu, aš tai neišmanau, ką aš čia kalbu. Žodžiu, matematiniai reikalai, bet normalus skaičius yra integeris. Nežinau kaip lietuviškai, realus, normalus, whatever. Ir ką, aš pasiimu šitą naudą, įsidedu čia, dabar nedėsiu, bet aš jį get value padarau ir pridedu, tiesiog pridedu skaičių, pridedu dar vieną float skaičių, vienetą ir išsaugau naują reikšmę set variable. Tai dabar jau bus ne 0, o 1. Jeigu pirmas čia akmuo, o jeigu šitą patį kodą ant antro akmens darysiu, tai jau čia šitą paims kintamąjį ir čia jau bus vienetas, pridės dar vieną, jau bus 2. Arba jeigu čia yra 2, pridėsiu dar vieną, gausiu 3. Ir tiesiog išsaugau šitą reikšmę. Ir po to aš kažką su tuo galėsiu daryti. Ir pažiūrim, kaip tai atrodo. Spausk E ir akmuo bus raudonas. Dabar jau akmuo patapo raudonas. Kas iš to aš dar nežinau, bet matyt tai labai svarbu. Ups, kažkur trūksta kolaiderio. Gerai, turiu dar vieną akmenį, turiu tuos užsiseivinęs naują state mašiną. Įeiname į vidų. Biškį atsizūminu, pasitraukiu. Žinau, kad čia daug visko peistinsis. Ir atpeistinu visą mūsų reikalą. Dabar, ką man reiks pakeisti? Tai pirmas dalykas, jeigu pamenat, žodžiu, aš čia kreipiuosi pradžioj į akmuo, po to į akmuo 1 kintamąjį. Šiuo atveju šitam trečiam akmeniu mums reiks akmuo 2. Kodėl nes to paskaičiai? Trečias akmuo skaičius 2, nes pirmas buvo tiesiog akmuo, sekantis antras akmuo 1 ir dabar akmuo 2. Aišku, gal reikėjo daryti akmuo 0 ar, nežinau, kitaip numeruoti, bet žodžiu. Tai vėl, aš noriu sukurti naują kintamąjį ir čia mums reikės scenos kintamojo, nes jis turės būti pasiekiamas visiems, kas scenoje, kituose objektuose turėsiu jau kažkokius šitos state mašinus, tai norėsiu, kad ir jie galėtų pasiekti šitą kintamąjį. Tai žodžiu, akmuo, sakiau 2, ne? Akmuo pridėti. Kas šitas kintamasis? Kintamasis veiks kaip boolean. Žodžiu, reikš boolean, nežinau kaip tarėsi, žodžiu, arba taip, arba ne. Teigiamas arba neigiamas. True ir false turbūt, ar kaip ten vadinasi. Žodžiu, turiu tą akmuo 2. Ir dabar aš čia pakeisiu. Get variable, akmuo 2. Set variable, akmuo 2. Set 2. Čia aš konsolėje rodau reikšmę testavimuisi, tai irgi pasikeičiu. Ir čia irgi 2, 2, 2 ir 2. Žodžiu, galbūt jūs geresnį būdą sugalvosit, čia mano toks sugalvojimas, kaip tai daryti. O akmens skaičius, kur skaičiuoja kiek akmenų, lieka tas pats. Jis jau kiek jau kartų esu suaktyvinęs tuos akmenis raudonus padaręs, tai jis gaus šitą reikšmę iš kintamojo akmenų skaičius ir pridės vienetą, kai padarysiu visą šitą procedūrą. Set value, taip. Ir ką, ir raudona spalva, tekstą kitą garsą reikia padaryti, kad grotų. Inspektoriui neuždėjau naujo garso, uždedu naujo garsą, tai yra audio source turbūt, pasirenku šitą ir čia yra trečias akmuo, jau trečias akmuo. Ir žiūrim, kiek klaidų turim. Gal kažką pamiršau. Tuoj bus didelis garsas. Jau antras akmuo raudonas. Iš karto matom klaidą, pradėjo groti automatiškai garsas. Play on awake. Šitam yra įjungta ir šitam esu irgi pamiršęs. Play on awake. Išjungiu. Dar kartą. Spausk E ir akmuo bus raudonas. Dabar jau akmuo patapo raudonas. Kas iš to aš dar nežinau, bet matyt tai labai svarbu.
Jau antras akmuo raudonas. Jau ir trečias nuraudo. Nu štai, aišku, čia šitoje vietoje, kadangi viskas tampa raudonu, šitas mums dabar trukdo, jis iškrenta iš konteksto, tai aš jį gal tiesiog ištrinsiu ir uždėsiu kitą platformą. Taip, reiks paukščius kažkur padėti.